Tai sveiki, Vita. Sveiki. Kodėl Visaginas jūsų gyvenime atsirado? Galbūt taip susidėliojo, kad aš taip įsivaizduoju, kad Visaginas mano galbūt sėkmės miestas. Tada, kad Visaginas švenčia 50, aš švenčiu, tais pačiais metais gimėsam. Tai Visaginas yra jūsų jaunystės miestas, jūs šiek tiek laiko praleidote šitą miestę? Aš pradėjau dirbti čia. Tai kaip tik šiais mokslo metais arteinančiais bus 30 metų, kaip dirbu. Kalbant apie tai, kai jūs atvažiavote čia gyventi ir dabar, ar tas miestas skiriasi? Tai taip, aišku, viskas auga, tobulėja, statosi, keičiasi ir žmonės, ir mados, ir taip toliau, bet atmosfera, jaukumas, aš manau, kad lieka tas pats. Kodėl jūs galvojat, Visagine žmonėms yra gera gyventi? Aš taip įsivaizduoju, kad čia yra gera gyventi, todėl kad daug galimybių vaikams. Ir sportuoti, ir menų mokykla, ir piešti, ir baletas, ir dainavimas. Tikrai daug begalė būrelių ir viskas labai arti. Aš taip įsivaizduoju, kad čia yra didelės galimybės šeimai auginti vaikus. Prieš kurį laiką, tarkim prieš keliasdešimt metų, miestą jungė atominė elektrinė, ne? Dabar, aišku, tai mitas, kad nebėra atominės, jinai yra, bet vis tiek tos jungties nėra. Kas jums atrodo dabar jungia žmonės šitame mieste? Gamta, nedidelis miestas, galimybių daug taip pat liko. O kaip pakviestumėt jaunus žmonės atvažiuoti gyventi Visaginą arba grįžti tie, kurie yra visaginiečiai? Tai jaunas šeimas viliočiau vaikų auklėjimui, kur tikrai yra didelės galimybės. Ir tie, kurie išvykę mano mokiniai, jie su pavydu kalba, kad tikrai buvo gera mokytis, nes viskas arti, daug galimybių, o didesniuose miestuose atstumai, laiko stoka. Jūsų vilionė graži. Bet iš tikrųjų, aš nežinau, mano mokiniai tikrai nesijaučia provincijoje, todėl kad jie turi galimybę ir dainuoti filharmonijoje, išvykti ir operos teatre, ir su orkestrais, ir čia atvyksta, ir dalyvauja visuose projektuose. O kur jūs ėmėtės įkvėpimo ir tos energijos darbui su jaunimu? Mes augam kartu su savo mokiniais. Keičiasi vis tiek mokiniai. Tai keičiuosi ir aš kartu su jais. Tai kokie buvo mokiniai prieš 30 metų ir kokie yra dabar? Talentingi, gražus, protingi. Ir tada, ir dabar. O kuo skiriasi, tai šiuolaikinis jaunimas moka mylėti labiau save. Mes buvom auklėjami dirbti, atsiduoti, o dabar aš tai džiaugiuosi, kad jie daugiau eina į save. Bet ar jums tada nesunku kaip mokytojai juos išlukštenti, iš savęs išeiti? Iš tikrųjų, mano vaikai visą laiką buvo kitokie, nuo ar prieš 30 metų, ar dabar. Žinau, aš stengiausi motyvuoti, atskleisti kiekvieno individualų balsą, savybės. Tiesiog dabar matau, kad jaunimas, meilė savo didesnė. Tai labai gerai. Taip, labai gerai. Kokį stereotipą, pavyzdžiui, skirtumėte ir norėtumėt paneigti apie šitą miestą? Kad ne vieningas miestas. Iš tikrųjų vieningas, nes dalyvavo miestas projekte Supermiestas. Tiesiog buvo kaip viena šeima. Tai... Nepriklausomai nuo skirtingų tautybių, ar ne? Taip. Ar religijų? Buvo labai didelis palaikymas ir tiesiog miestas, sirgo už kiekvieną laidą. Ir dar norėčiau, kad jūs pakviestumėt žmonės į šitą miestą. Ko žmonės turi atvažiuoti į šitą miestą? Kad atvyktų čia, auginti savo vaikus, auklėti, mokyti, nes tikrai labai patogu. Dar gal paklausiu tą prasme, kaip svečiams į miestą. Ką svečias atvažiavęs į miestą gali rasti? Tai gamta, ežerai, švara, gražūs, protingi žmonės. Tai, žodžiu, miestas bus gražesnis, sakėt, ar ne? Mieste saugu gyventi. Tai matyt viso to, kaip čia tas saugu ir kokį tą miestą mato ateityje, mes dar paklausim ir jūsų mokinių. Ar tu visaginietė? Esu gimusi Utenoje, bet gyvenu šiuo metu jau ilgus metus Visagine.
O kodėl pasirinkai dainavimą? Kai buvo miesto šventė ir aš priejau maža, būdama 5 metų, prie fortepijono mokytojos ir pasakiau, kad išeisiu dainuoti ant šitos didžiosios scenos. Dar nebuvau tuo metu mokinė. Ir jinai pasikvietė mano mamą ir pasakė, kad šitą mergaitę reikia užrašyti, dainuoti. Ir taip gavosi, kad aš atėjau į kūrybos namus, pradėjau dainuoti, groti ir viskas taip labai užsitęsė ir galbūt tai jau tapo dalis manęs, mano gyvenimo. Ar tau gera Visagine gyventi? Esu dabar šiuo metu čia ir mėgausi dėl to, nes dainavimas yra mokytoja. Labai suartėjom su ja per šiuos metus ir būtų galbūt gaila palikti Visaginą vien tik dėl šio žmogaus. O kuo užsiima jaunimas Visagine? Labai daug sričių yra muzika, yra sportas, yra šokis. Tikrai labai didžiulė kultūra tiek įvairios. Nes dabar anksčiau, pavyzdžiui, aš kai buvau jūsų amžiaus, tai būdavo diskotekos, mes eidavom į diskotekas. Ar dabar tai yra? Ar jūs einate šokti diskotekas? Labiau gal einam į kultūros visokiausius renginius, į muziejus, į kiną, į visokiausius koncertus. Bėgant metam labai daugėja įvairiausių kultūros renginių ir tikrai labai daug atsiranda galimybių nueit kur. Bet ar visas jaunimas toks kultūringas čia Visagine ir va taip? Daugelis. Daugelis? Daugelis, taip. Galbūt miestas taip veikia, pats mes pripratę kažką veikti, čia kurti ir be šito negalime gyventi. O daug bendraamžių svarsto apie tai, kad nori išvažiuoti, kai baigs mokyklą? Galimai. Taip. Galimai taip, ar ne? Ar vilioja jūs suaugusieji, kad grįžkit vaikai atgal į Visaginą? Daugelis iš tėvų taip galbūt sako, kad pasigailėsi, norėsi grįžti, bet galbūt, kai jau pradėsime kurti šeimą visi, baigsim mokslus, galimai sugrįšime čia, nes čia yra labai ramu ir saugu. Ko norėtume kaip jaunas žmogus palinkėti šitam miestui? Dar labiau augti, kurti ir tiesiog žmonės, kurie atvažiuoja čia, kad pradėtų taip pat kurti ir labiau, kad švietėtų miestas. Gerai, ačiū. Ačiū Jums. Labai daug tų žmonių, kūrybingų ir talentingų, išeina iš mokytojos Vitos klasės. Taip, yra begalė mokinių, kurie pasiekė aukštumas ir iškeliavo į kitas šalis, tapo mokytojais ar tiesiog koncertuoja didžiosiuose baletų teatruose. Tai Ilja Aksionovas, Ona Kolobovaitė. Ir tai savo ateitį irgi siejai su dainavimu? Gal pasirinksiu muziką, gal teatrą, gal kiną, kadangi esu linkusi link meno, arba jau rinksiuosi karo akademiją. Tai... Oi, čia toks visiškai kita. O čia įmanoma Visagine gyvenant pasiruošti karo akademijai? Tai Visagine yra 905 jaunųjų šaulių kuopa ir apskritai Utenos apskrity yra 9 rinktinė. Taip pat vyksta labai daug veiklų, patriotiškų minėjimų ir labai daug jaunimo susirenka tiek Visagine, tiek kitose miestuose praleisti laiką kartu. Tai kaip tu, kaip jaunas žmogus, matai šitą miestą? Aš sakyčiau, šis miestas, jis yra labai jaukus, kadangi jis yra miestas miške, tai kaip tik apgaubia tuo švelnumu ir noru būti gamtoje. Ir turime labai daug įvairių veiklų, kuriuose jie gali išsiplėsti. Tai pavyzdžiui, žurnalistikos mokyklos, tie patys šauliai, menas, muzika, sportas. Ir sakyčiau, visas šitas veiklos turi bendrą žodį menas. Yra noro visą laiką čia gyventi, ar vis tiek sparnai kyla dabar kažkur kitur? Aš sakyčiau, visada norisi naujų patirčių, naujų įspūdžių. Ir kadangi mano gyvenime labai svarbus dalykas yra prisiminimai ir nostalgija, tai aš labai norėčiau apkeliauti visą pasaulį ir ne tik pasilikti Visagine, bet aš tikiu, kad aš vieną dieną čia grįšiu. Ar daug tokių sutinki žmonių grįžtančių čia į Visaginą? Iš tiesų taip. Netgi neseniai žurnalistikos mokykloje susipažinau su begalė naujų žmonių, kurie grįžo į Visaginą, nors ir studijavo visai kitoj šaly. Labai šaunu, kad žmonės grįžta ir jie nepamiršta ir jie kuria naują aplinką Visaginui ir tam pačiam jaunimui. Kiek vaikų, jaunimo susitinkat čia šitoj kūrybos ir menų akademijai? Pasakyčiau, gal
50 tikrai procentų Visagino, kadangi turime labai daug sportininkų, tai aš sakyčiau 50% sportininkų yra ir 50% muzikantų ir dainininkų. Visagine yra daug stereotipų ir vienas iš tų stereotipų, kad tai rusiškas miestas. Kaip gatvėje jaučiama? Kokia kalba žmonės čia kalba daugiau? Kadangi aš labiau bendrauju su lietuviais, taip sakant, tai nelabai pastebiu, bet pavyzdžiui, kai eini į parduotuvę ir ten šalia eina žmonės, jie kalba rusiškai, gali pasakyti kažką lietuviškai, jie prisiderina, kadangi yra daug rusiškai kalbančių žmonių, kurie lanko lietuviškas mokyklas. Tai nemanau, kad jiem yra didelė problema susikalbėti lietuviškai. Tai kokia pagrindinė jaunimo kalba Visagine? Aš sakyčiau lietuvių, nes bendrauju su daug jaunimo, tai pasitaika ir žmonių, kurie yra rusiškos tautybės ar ten ukrainietiškos ir jie kalba lietuviškai, nes jie gerbia tą šalį, kurioje jie yra. Tai jaunimas gyvena Lietuvoje? Taip.